Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dvasia Viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušvies. Tėve vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink. Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas. Darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvesis, tu paguoda liūdesy. O šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinkit tikėjimą. Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda. Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šaltį duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų. Duok mums mylintiems tave, tikintiems tava galia, dovana 7. Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja, ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja. Melskimės, Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa. Leisk mums tos dvasios dėka visą, kas gera mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Garbingojo Šventojo Rožinio dalis. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Pirmoji garbingoji paslaptis – prisikėlimas. Skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. O angelas tarė moterims: Jūs nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį ir pamatysite. Jos greitomis bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: Sveikos. Jos prisiartino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: Nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Iš anksto Jėzus aiškino savo mokiniams, kad turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti, būti nužudytas ir 3. dieną prisikelti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. O angelas tarė moterims: jūs nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams, jis prisikėlė iš numirusiųjų ir eina pirma jūsų į Galilėją, tenai jį ir pamatysite. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Moteris sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusių. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Prisikėlęs iš numirusių, Jėzus įsteigė sutaikinimo sakramentą. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. 1992 m. vasario 25 dienos pranešimas. Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jūs dar labiau priartėti prie Dievo per maldą. Vien tik šitaip galėsiu jums padėti ir apginti nuo visų šėtoniškų puolimų. Esu su jumis ir prašau Dievą, kad jūs saugotų. Bet man reikia jūsų maldos ir jūsų taip. Jūs taip lengvai prapuolate, panyrat į medžiaginius ir žmogiškus rūpesčius. Pamirštate tai, kad Dievas yra pats geriausias jūsų draugas. Todėl, brangieji, priartėkit prie Dievo, kad jūs saugotų ir gintų nuo bet kokio blogio. Ačiū, kad atsiliepėt į mano kvietimą. Antroji garbingoji paslaptis – įžengimas į dangų. Skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno,
kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. 11 mokinių nuvyko į Galilėją ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Pamatę Jėzų mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Tuomet prisiartinęs Jėzus jiems kalbėjo: man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Padarykite visus žmones mano apaštalais, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Iškeliavę visur skelbė žodį viešpačiui drauge veikiant.
Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jėzus per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. 1997 m. gegužės 25 dienos pranešimas. Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jūs šlovinti Dievą. Tebūna šventas jo vardas jūsų širdyje ir jūsų gyvenime. Kai būsite Dievo šventume, jis bus su jumis, kad teiktų ramybę ir džiaugsmą, ateinantį iš jo tik per maldą. Todėl atnaujinkite maldą savo šeimose. Tai jūsų širdis šlovins šventąjį Dievo vardą. Rojus įsiviešpataus jumyse. Esu greta jūsų ir meldžiu už jūs Dievą. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Trečioji garbingoji paslaptis. Šventosios dvasios atsiuntimas. Skaitinys iš Apaštalų darbų knygos. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Globėjas, šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiųs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai, kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje, kur jie atliko noveną į šventąją dvasią. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Subėgo daugybė žmonių. Mes kiekvienas girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai, kiekvienam kūnui išliesus savosios dvasios. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Šventajai dvasiai apsigyvenus Jėzaus bažnyčioje, apaštalai pradėjo skelbti Kristaus mokslą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. 2008 m. balandžio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, ir šiandien kviečiu jūs, kad stiprėtumėt Dievo meilę, lyg gėlė pajutusi pavasario spindulių šilumą. Taip ir jūs auginkit Dievo meilę ir perduokit ją visiems, kas dar tebėra toli nuo Dievo. Ieškokit Dievo valios ir darykit gerą tiems, ką Viešpats atsiunčia jūsų keliuose. Būkit jiems šviesa ir džiaugsmas. Ačiū, kad atsiliepėt į mano kvietimą. 4. garbingoji paslaptis – paėmimas į dangų. Dangun paėmimo dogmos paskelbimas. Visą laiką bažnyčia tikėjo, kad švenčiausioji mergelė Marija kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Tasai tikėjimas dar labiau sustiprėjo 1854 m. gruodžio 8
jos nekaltąjį prasidėjimą paskelbus tikėjimo tiesa. Pagaliau, pasirėmęs šventraščiu ir tradicija, 1950 m. lapkričio 1 popiežius Pijus XII sustiprino bažnyčios tikėjimą, neklaidingai paskelbdamas švenčiausiosios mergelės Marijos paėmimą dangun tikėjimo tiesa arba dogma šiais žodžiais. Mes skelbiame ir pareiškiame ir tvirtiname, kad tai yra Dievo apreikšta tikėjimo tiesa, jog Dievo nekaltoji motina, visados esanti mergelė Marija, pabaigusi savo žemiško gyvenimo kursą, kūnu ir siela buvo paimta į dangiškąją garbę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėki mus nuo piktojo. Amen. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Aš padariau, kad danguje užtekėtų negestanti šviesa ir kaip debesis apdengiau visą žemę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Visais krikščionybės šimtmečiais buvo įsitikinta, kad nekaltai pradėtoji mergelė Marija yra paimta dangun, kūnu ir siela. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Pasirėmęs šventraščiu ir tradicija, popiežius Pijus XII paskelbė švenčiausiosios mergelės Marijos paėmimą dangun tikėjimo tiesa. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Skelbdamas šią tikėjimo tiesą, popiežius sakė, mes skelbiame, pareiškiame ir tvirtiname, kad tai yra Dievo apreikšta tikėjimo tiesa. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jog Dievo nekaltoji motina, visados esanti mergelė Marija, kūnu ir siela buvo paimta į dangiškąją garbę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Tu, dukterie, esi Viešpaties aukščiausiojo Dievo palaiminta labiau nei visos kitos moterys žemėje. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Jis padarė tavo vardą taip didį, kad žmonės atsimindami per amžius Viešpaties galybę, niekados nesiliaus tave gyrę. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą, todėl manęs laukia teisumo vainikas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Žengė vidun ta karalaitė, apdaras jai, gryno aukso pinikai. Brokatu papuošta ji vedama pas valdovą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. 1985 m. rugsėjo 12 dienos pranešimas. Brangus vaikai, noriu pasakyti, kad šių dienų šerdis bus kryžius. Ypač melskitės prieš kryžių. Iš jo plūsta didelių malonių. Savo šeimomis ypač pasišvęskit kryžiui. Pažadėkit, kad nei paniekinsit, nei įžeidinėsite Jėzaus ir jo kryžiaus. Ačiū, kad atsiliepėt mano kviečiami. 5. garbingoji paslaptis – Švenčiausios mergelės Marijos vainikavimas. Skaitinys iš patarlių knygos. Kada jis rengė dangų, aš ten buvau. Kai dėjo žemės pamatus, aš buvau draugė su juomi, visą tvarkydama ir gerėjaus kasdien, žaisdama visą laiką jo akivaizdoje, žaisdama ant žemės skritulio ir mano pasigerėjimas būti su žmonių vaikais. Dabar tad mano sūnūs, klausykitės manęs. Palaiminti, kurie sergi mano kelius. Klausykitės drausmės ir būkite išmintingi. Palaimintas žmogus, kurs klausosi manęs ir kurs budi kasdien prie mano durų ir stebi prie mano angos staktų. Kas mane randa, randa gyvenimą ir semiasi išganymą iš Viešpaties. Skaitinys iš Apreiškimo knygos. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktojo. Amen. Dievui kuriant pasaulį, aš buvau drauge su juomi, visą tvarkydama ir gerėjaus kasdien. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen. Žaisdama visą laiką jo akivaizdoje ant žemės skritulio ir mano pasigerėjimas būti su žmonių vaikais. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Palaimintas žmogus, kurs klauso manęs ir kurs budi kasdien prie mano durų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Kas mane randa, randa gyvenimą ir semiasi išganimą iš Viešpaties. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Todėl manęs laukia teisumo vainikas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo soste. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrynia. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Ir pasirodė danguje didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandoj. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. – 2008 m. sausio 25 dienos pranešimas. Brangus vaikai, per gavėnią vis artėjat prie malonės. Jūsų širdis it suarta žemė pasirengusi priimti vaisių, kuriam skirta atnešti gerą derlių. Vaikeliai, jūs esat laisvi pasirinkti gėrį ar blogį. Todėl kviečiu, melskitės ir pasninkaukit. Savo širdyje pasiekite džiaugsmą, džiugesio vaisiai sudygs jūsų labui, o kiti galės juos pamatyti ir priimti dėl jūsų gyvenimo. Atsisakykit nuodėmės ir pasirinkit amžinąjį gyvenimą. Aš esu su jumis ir užtariu jūs pas savo sūnų.
Ačiū, kad atsiliepėt į mano kvietimą. Amžinasis Tėve, Tavo viengimis Sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu parengė mums amžinąjį gyvenimą. Suteik, meldžiame Tave, kad palaimintosios mergelės Marijos šventuoju rožiniu, minėdami šias paslaptis, sektume, kas jose skelbiama ir pasiektume, ką jos žada. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai. Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų slėnyje. Todėl tu mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, garbingą savo įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausiai mergelė Marija, melski už mus šventoji Dievo gimdytoja, kad taptume verti Kristaus žadėjimų. Atsimink maloningiausioji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad kas ieško tavo apgynimo, melsdamasis tavo pagalbos, šaukdamasis tavo užtarimo, nebūtų išklausytas. Šitokio pasitikėjimo kupini mergelių mergelė ir motina, mes nusidėjėliai bėgame prie tavęs, einame pas tave, dejuodami prieš tave. Amžino žodžio motina, nepaniekink mano žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen. Ačiū už bendrą maldą.